Prie pabaigos. Dabar tikris automobilio, ar jis yra geras, ar mes jo nesugadinom, ar mes baką pilną pripylėm. Niekada nesipilkite degalų likus keliems kilometrams iki automobilio grąžinimo vietos. Pilkitės juos likus 50-80 km. Tokiu būdu jūs taupysite kelis pinigėlius vien dėl to, kad tokį atstumą nuvažiavus, kuro rodyklė nekiek nepajudės. Na, bent jau taip nutiko su mūsų Panda. Tai ką, palikom savo saulėtą kurortinį miestelį San Vito ir atvykom į Trapanio oro uostą, kuris yra šiek tiek apniukęs. Čia mes patikrinsime, ar įmanoma praleisti nakvynę jame, kadangi daugelį oro uostų tai padaryti galima, o kai kuriuose tai yra uždrausta ir oro uostai naktį būna uždaryti. Patikrinkim. Hello, sorry, is this airport opened at night or not? Yes, it is. Čia nakvoti galima ir paprastai žmonės miega čia ant kėdžių ir labai puikiai įsimiega. Galim pasižiūrėti netgi, kaip čia yra viskas puikiai padaryta. Nespėję susiruošti miegui, netikėtai sutikome dvi lietuves, kurios 10 dienų keliavo po Siciliją. Ėmėme dalintis įspūdžiais, kurių buvo apstu. Užsikalbėję net nepastebėjome, kaip praskriejo laikas ir vos nepraleidome savo skrydžio. Per Discovery žiūrėjau laidą ir rodė, kaip reikia susipakoti kelionį. Tai visus drabužius sukau taip, žinai, ratuku, nes jie tada nesiglamžo ir labai patogiai susideda. Vienas prie kitos sukimų. Tai teisingai, viskas tvarkoja dėjote. Sakau, tik tai aš vis tik naudoju dar vakuuminius maišus. Aš tos susuktus drabužius, pavyzdžiui, dar įdedu į vakuuminius maišus ir paskui juos susuku. Šitaip visas oras išeina ir lieka daug mažiau vietos. Aš galiu šiaip tai parodyti iš tikrųjų. Čia susuktos kelnės, daugybė marškinėlių. Jo. Tai ką, tai šiaip ar taip ačiū jums labai, kad pasidalino savo įspūdžiais. Labai buvo smagu jūs pamatyti oro uoste. Ir mums. Ir Tave Kalio labai smagu pamatyti, nes aš, sakau, aš internetinio puslapio žinau, pažįstu, domiuosi. Vos spėję į lėktuvą, palikome mafijos kraštą ir išskridome į Barseloną. Miestas, garsėjantis įspūdinga gaudi architektūra ir milžiniškais turistų srautais, mus pasitiko bjauriu oru ir lietumi. Gerai, kad buvome iš anksto susitarę susitikti su čia gyvenančia drauge Patricija. Patricija jau atėjo, Patricija. It's okay. Hi. Hey. Ačiū Dievui, internete turime galybę portalų, kur galima susipažinti ne tik su lietuviais, bet ir su užsieniečiais. Todėl, jeigu turite tokią galimybę, susipažinkite su užsieniečiais, susiraskite draugų svečioje šalyje, kurioje lankysitės ir taip sutaupysite ne tik laiko, bet ir pinigų. Jie jums parodys pačias nuostabiausias savo miesto vietas, aprodys, galbūt net ir apnakvindins jūs savo mieste. Patricija dabar rašosi receptą, paskambino ką tik mamai, kad susižinotų kokį geriausią patiekalą katalonietišką galėtų Lietuvai parodyti. Aš gaminsiu, aš pasiruošęs tam, aš galiu. Nepabijoję lyg iš kibiro pliaupiančio lietaus, išskubėjome į parduotuvę pirkti produktų katalonietiškiems pietums. What extra? Mes valgysim butifarą mundžetas, pupelės su dešrelėmis, o aš gaminu užkandį eskalibadą. Keptą duoną reikia įtrinti česnaku, labai nespausti, po to pomidoru ir užpilti alyvuogių aliejumi. Ant duonos dar deda marinuotos paprikos, marinuotos cukinijos ir taip pat tuno. Yra katalonietiškas gėrimas. Salut! Tai ką tik atvykom į Malagą. Ačiū Dievui, kad ispanų orų meteorologai yra neteisūs ir kartais klysta ir žadėto lietaus čia visiškai nematom. Šiuo metu žingsniuosim savo viešbučio link, jame įsikursime ir apsižvalgysime po miestą. Prisipažinsiu, kad Malagoje esu pirmą kartą, todėl man šis miestas yra visiškai naujas. Bet iš pirmo žvilgsnio galiu pasakyti, kad miestas yra labai gražus ir tikrai vertas apsilankymų. Malaga tai miestas Andalūzijoje, pačiose Ispanijos pietuose. Ir lietuviams šis miestas jau labai gerai pažįstamas, dėl to, kad daugelis tautiečių čia įsigyja savo apartamentus. Daugelis lietuvių čia skrenda pas savo giminės, artimuosius, draugus bei pažįstamus. Malaga iš tikrųjų turi kuo didžiuotis. Tai dailininko Pablo Picasso ir aktoriaus Antonijo Banderaso gimtinė.
XIX amžiuje čia gamintas saldus vynas buvo vienas populiariausių Europos gėrimų. Tai antras pagal dydį Andalūzijos miestas. Apžiūrėję žavų Malagos centrą, pasukome senamiesčio link, kuriame įsikūręs mūsų viešbutis. Čia kambarys jau? Koks fainas. Ir kvepiantis, ir švarus, tik tai grindys dar šlapia šiek tiek. Su balkonu. Į gatvę. Smagiai. Šiuo metu esame prie Malagos katedros. Ji buvo pradėta statyti 1528 metais. Buvo statoma 200 metų, tačiau pritrūkus lėšų, paskutinysis bokštas buvo nepastatytas. Ir taip liko iki šiol. Todėl ši katedra neretai yra vadinama vienarankė. Visą šio nuostabaus miesto architektūrą gadina grafičių paišytojai, kurie Malagai yra didžiulė problema. Čia yra įėjimas į namą, kuriame gimė ir gyveno Pablas Pikasas. Čia jis praleido savo jaunystę Malagoje. Įėjimas į šį muziejų sekmadienis būna nemokamas, kitomis dienomis kainuoja 1 eurą, su audio gidu tik 2 eurus. Deja, mes filmuoti viduje galimybės neturime, taip pat negalime ir fotografuoti. Tai vadinasi sekmadienis Malagoje. Balandžio apsuptyje. Trumpomis rankovėmis visi, šviečiant saulei. Ir mane ką tik užpuolė balandis. Dabar kilsime į Alkazabos kalną. Pakilom dabar. Pakilom iki... Kilimas buvo itin varginantis. Tu atvaizdėjai atperka viską, pažiūrėsite tenai ir čia, ir ten. Ypač smagu tai, kad sekmadieniais nuo 2 valandos visi muziejai Malagoje yra nemokami. Šita pilis taip pat. Alkazabo pilis pastatyta romėnų tvirtovės vietoje. Anksčiau čia gyveno katalikų karaliai. Pilis apsupta gynybinėmis sienomis su tvirtais vartais. Prie įėjimo galima apžiūrėti iš dalies atkastą romėnų amfiteatrą. Kiekvienais metais čia vyksta flamenko festivalis. Užlipus ant kalvos už Alkazabos galima pamatyti ir Castillo de Gibraltaro, 16 amžiaus maurų pilies griuvėsius. O pats pigiausias skrydis į Afriką, kur yra už 170 km, yra čia, už 1 eurą. Šiandien yra paskutinė kelionės diena ir netrukus mes iš Malagos oro uosto per Barceloną grįšime atgal į Lietuvą. Šios kelionės tikslas buvo išsiversti kuo pigiau ir pamatyti kuo daugiau, todėl galime apibendrinti visos kelionės išlaidas. Be skrydžio išlaidų, kurios man atsiėjo 300 litų įskaitant visus mokesčius su rankiniu bagažu, taip pat neturėčiau pamiršti ir išlaidų nakvynėms. Pirmosios 2 naktys buvo praleistos Sicilijoje, už 1 naktį sumokėjau tik 60 litų ir gyvenau prabangiuose apartamentuose. 3 naktį nusprendėme praleisti Trapanio oro uoste Sicilijoje, kadangi už kelias valandas neapsimoka mokėti nė 1 lito praleisti nakvynę viešbutyje. Iš Sicilijos atvykome į Barceloną pas mūsų draugę Patriciją, kuri mus supažindino su kataloniečių kultūra ir jos ypatumais. Čia nakvynė mums nekainavo nieko. Ir dabar mes esame Malagoje. Už nakvynę čia sumokėjome 60 litų asmeniui. Taip pat nemažą kelionių išlaidų dalį sudaro ir transportas, už kurį per šias kelionės dienas mes sumokėjome 104 litus asmeniui. Reikėtų nepamiršti ir to, kad Sicilijoje nuomojamės automobilį. Jis mums kainavo 210 litų arba kitaip 105 litai žmogui, kartu su kuru ir su draudimu. Ir pabaigai maistas, maistas, maistas. Čia kainos apibrėžti jau nebegaliu, kadangi kiekvienas turite savo valgymo įpročius. Galiu patarti tik tai, kad jeigu skrenate per Göteborgą, nepirkite maisto ten, kadangi kainos yra maždaug 5 kartus aukštesnės nei Lietuvoje. Visose kitose mūsų aplankytose šalyse mūsų maistas kainavo beveik tiek pat, kiek ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, šie pietūs Malagoje mums atsiėjo tik 9 eurus.
Viskas, ši mūsų kelionė jau baigta. Ačiū, kad keliavote kartu su manimi. Susimatysime kitose kelionėse ir taupysime kartu.